Donaldas Trumpas toliau drebina tarptautinę politiką. Jis nusprendė Jungtinėse tautose nepalaikyti rezoliucijos, kuris smerkė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Tai reiškia, kad svarbiausia NATO valstybė balsavo kartu su Rusija, Šiaurės Koreja, Baltarusija, o ne su sąjungininkais. Pats balsavimas gal ir neturi didelės teisinės reikšmės, bet siunčia pavojaus signalą. Nejaugi Trumpo administracija artimesnės diktatūros, o ne draugai. Ir vien tam, kad Putinas neįsižeistų ir būtų sukalbamesnis, atsakymų šios klausimus ieško ir Emanuelis Makronas. Prancūzijos prezidentas džiaugiasi turys draugišką asmeninį santykį su Jungtinių valstijų lyderiu, todėl pirmadienį įsiprašė pas jį į svečius. Jų pokalbio metu pamatėme subtiliai komišką epizodą. Trumpui pradėjus kalbėti apie tai, kad Europos valstybės remia Ukrainą tik paskolomis, Makronas švelniai uždėjo ranką ant Trumpo ir jį pataisė. Tik dalis Europos skirtos paramos turės būti grąžinta, pabrėžė jis, reaguodamas į nuolatos klaidingus skaičius pateikinti kolegą. Neatrodė, kad tai supykdė Trumpą, nors vėliau spaudos konferencijoje jis ir vėl kartojo tos pačius argumentus, kad Jungtinių valstijų parama didesnė nei Europos šalių, nors iš tikrųjų yra atvirkščiai. Ką pasiekė Makronas? Jis patvirtino tai, ką esu kalbėjęs ir anksčiau, jog Europos šalis gali siųsti karius į Ukrainą. Tam būriama pasiryžusių šalių koalicija. Tiesa, kariai nebūtų dislokuoti fronto linijoje, veikiau toliau nuo jos. Be to, tai galėtų įvykti tik pasiekus vienokį ar kitokį paliaubų susitarimą. Bet kuriuo atveju Makronas nori demonstruoti lyderystę ir parodyti, kad Europa nėra bejėgė. Įdomu tai, kad Trumpas užsiminė, jog Jungtinės valstijos galėtų paremti tokią Europos šalių karinę operaciją, net jei pats amerikiečių karių siųsti neketina. Greitai gali būti pasirašytas ir Jungtinių valstijų bei Ukrainos susitarimas dėl ukrainiečių turimų gamtinių išteklių. Iki šiol Kijevas jį pristatė kaip grobuonišką, tai yra atitinkanti tik Jungtinių valstijų interesus. Bet panašu, kad pokalbiai tęsiasi ir gali pasiekti rezultatą. Jei jis atitiks principinę Ukrainos poziciją, galėsime sakyti, kad bent jau šiuo klausimu sudominti Vašingtoną ukrainiečiams pavyko.